Visi esam pasakę savo vaikui, na tu ir žioplas. Klausimas, kaip dažnai, kiek kartų per dieną ir ar esam ką nors pasakę kitko. Nes yra vaikų, kurie auga nuolatos. Tai yra pastovus santykis, tokio nepriėmimo, negalėjimo pasidžiaugti. Yra nuolatinis nepasitenkinimas, nuolatinis taisymas. Šitas žodis, net ne kritikavimas, o taisymas iš geriausių paskatų. Tai nėra tėvai, kurie nemyli savo vaikų. Tai aš sakyčiau, labiau yra tėvai, kurie galbūt nemyli savęs. Ir labai pergyvena, kad štai, tai ką jūs dabar sakėt, ar neuždėkim ranką ant širdies ir pasakykim, aš gera mama ir aš geras tėtis. Ir tai yra labai svarbu sau tą pasakyti, galbūt tada vaikas, kurį aš auginu, man atrodys patrauklesnis, gražesnis, tinkamesnis ir visoks koksesnis. Ir man nereikės nuolat sakyti, sėdėk tiesiau, valgyk mandagiau, mokykis geriau.